Sveiki, atvažiavom pažiūrėti į mūsų naują objektą. Matom, jau yra išlieti visi pamatai. Šitoj kraštiniai numatyta rombo tvora, dėl to mes čia ir matom stulpus. Priekiniai daly jau stulpų nėra, tai čia bus šukos. Šukos, kaip žinom, montuojasi ant pamato, nuo šito kampo eis iki pat vartelių visa atkarpa šukų tvoros. Varteliai. Už vartelių turėsim vartų pamatą, ant kurio bus sumontuota konsolė. Už konsolės šioks toks intarpėlis vėl tvoros. Stumdomi vartai. Ir iki pačios tvoros perskirimo, kuri dalina du sklypus į dvi dalis, tai taip pat šukos. Gavosi. Labai gražus objektas, nes turim šukas, Evo modelis, viršūnė 45 laipsnių kampų pjauta, matom šukos akmenukais visa pačia užpilta, visos viršūnės vienodos, netgi atkreipkite dėmesį stulpai ir tie jau iš anksto buvo pragalvota ir buvo 45 laipsnių kampų pjauta netgi ir konsolė. Čia turim vartelius, vartai. Ir ką mes turim toliau? Tai turim dar vieną tokį patį visą pavyzdį. Tai